Palauk. Ne. Action. Sveiki bičiuliai. Sveiki bičiuliai. Sveikinasi su savo bičiuliu Tomu. Labas Tomai. Labas Nerijau. Šiandien išvažiavam į gamtą, pasifilmuosim, kaip valgom aštrius padažus, nors patys niekada jų nelabai valgom, tai bandysim nenusižudyti. O pirmiausia, kad juos išragaut, reikia pasikept sparnelių. Sparnelius jau kaip ir pasiruošėm prieš filmavimą, nusausinom. Užsidėsim kazaną ant liepsnos, įkaitinsim aliejų ir kepsim kokias 7-8 minutės. Tai visiems gero žiūrėjimo, o mums skanių padažų. Tai užsidedam ant kaitrios ugnies, įsipiliam aliejaus. Aliejaus kilogramui sparnelių reikės apie puslitrį, 700 ml, gal daugiau šiek tiek. Prasikepam. Tada leisim sparneliam šiek tiek atvėst. Ir dar kartą prakepsim, darysim dvigubą kepimą. Laukiam, kol aliejų įsikais. Sparnelių visų iškart nededam, dedam po vieną, žiūrim, kiek aliejų įsikaitęs. Aliejus dar iki galo neįkaitęs. Burbuliukai kyla, reiškiasi, aliejus pradeda virt. Nepamirškit prieš kepant gerai sparnelius nusausint, nes nenusausinus labai spragsės aliejus. Na va, kaip gražiai skrunda mūsų sparneliai. Dar kokios 6 minutėlės, 5-6. Ir pirmas kepimas bus baigtas. Operatoriau filmuok, bičiulis filmuoja. Neriukas kepa. Nepamirškit visi po šito video palikti po komentarą, kaip jums mūsų iškyla gamtoj, kaip padažų ragavimas. Nepamirškit laiko, subscribe ir pasimatysim kituose videose kažkada. O dabar kepam ir lėksim valgyti. Ir ką, baigiam pirmą kepimą mūsų sparnelių, apskrūdo. Duosim nulašėt pertekliniam aliejui. Biškelį pravės. Ir pakepsim dar antrą kartą. O, kokie gražūs sparneliai. Net seilės tysta. Operator, tystas seilės. Mano mielas bičiuli. Be abejo. Nuvarvėjo mūsų sparneliai. Dedam iš naujo į kaitintą aliejų ir kepsim kokias 2 minutės, nedaugiau. Ir susirinksim prie stalo ragaut mūsų aštrių padažų. Nu, mūsų sparnelių kepimas baigtas. Sparneliai gražiai apskrūdė. Baigėsi mūsų šios dienos kepimai. Dedam į puodą, palaukiam, kad truputį atvėstų ir dabar jau tikrai keliaujam ragaut padažų. Nu, operator, ar gerai gavas? Puikiai. Štai ir vištiena ateina, bičiuli. Keliauja vištiena, bičiuli. Skubam, nekantraujam, seilės bėga. Ragausim. Žiūrėjau, iškepė, kur mūsų šaukšteliai. Turim pasiruošę Irano, kad nenužudytų, turim pasiruošę kolos nuplaut, turim šviežių pomidoriukų. Pradėsim ragauti, turim pirmiausia būgo četnį. Tai lengviausias padažiukas. Tinkantis su visa mėsa, su žuvim, su sūriais. Gal visi sakysit, kad tai nėra kaip padažas, bet mes, kai nelabai mėgstam aštriai, tai mums bus kaip padažas. Įsidedam nedaug. Nedaug. Dar kartą parodau. Būgo četnis. Galite įsigyti bet kurioje Maksimoje, Norfoje yra. Nu, Tomai, nusižudom.
Bandom. Gauk. Kaip skonis? Normaliai. Jaučiasi šiluma? Jaučiasi truputėlį saldumo. Mhm. Aš manau, kad geras skonis. Jo. Galvau bus aštresnis. Gerai. Gal pirmiausia Kuten- tik tai gomurį kutena, Jo. ne liežuvį, bet gomurį. Šiltą gomurį Ar valgytum tokį namuose su mėsos patiekalais? valgyšom. Paragaujam dar. Bet ateitų tas antras efektas. Na. Ragaujam. O. Pats įsisiūlė. Aš manau, kad po šitą padažą tikrai rano mums nereikės. Nu ir ką tu gali pasakyti apie tą padažą? Aš jau savo nuomonę kaip ir pasakiau, kad saldokas, kutenantis. Saldus ir Mano vertinimu kokie 2 iš 10 aštrumas. nu jo. Pritariu. O 10-balį sistemą kiek vertintum Tai patį sakau, padažą? irgi dvejetas. Jeigu pala aštrumą, tai nėra, kad būtų labai Patiko. šilta gerklė. Patiko, galim valgyti. Jo, galima šitą valgyti. Gerai. Reikia rankas nusivalyti. Reikia rankas nusivalyti, ačiū bičiulė. Nu ką, Bandom kitą. nieko nelaukia, važiuojam prie antrą padažą. Antrą padažą turim mango apelsininę glazūrą. Barbekiu. Galim naudot mėsos glazūravimui. Arba tiesiog ant mėsos patiekalų. Kvapas jau čia bus rimtesnis. Apelsinas jaučiasi. Man barbekiu labiau jautės, ne apelsinus. Gal nebepilsiu tiek, kiek ano daug. Nu, tai ką, Bandom. po sparnelį į trasą ir... Dar nenusižudėm. Reikia gal čiučiu tik tai. Bandyk ragauk. Aš tai tai priebį irgi pakabinsiu. Iš karto. Šiluma tokia. Aš tai sakyčiau, kad šitas silpnesnis negu mangų četnis. Mano gumuriui. Bet jis turi tokį barbekiu. Parūkytą tokį? Visai skanus. Bet jos silpnesnis negu prieš tai. Ir netgi sakyčiau, gal kad ir vaikams, kurie mėgsta šiek tiek aštriai, galima irgi tikrai duoti. Čia nepasakyčiau, kad aštra. Čia vienetas. Geras. Bet čia vienetas. Pagal 10 balę. Nu tas buvo pirmas aštresnis. Pirmas aštresnis. Ir apelsiną nejaučiu. Šitam apelsiną nejautai. Aš Man jaučiu čia barbekiu. Padažas tik tai biškiai aštresnis. Aš tai jaučiu apelsiną, jaučiu gal kokį cinamoną. Vo, cinamonas ir yra. parūkytą padažiuką. Jo. Nu ką, keliaujam prie trečio. Bandom. Dar gyvas. Nu tai čia Turim- silpnėja viskas. Čili padažiukas su brūknėm ir kriaušėm. Taip pat iš Bugo serijos. Norėčiau paminėti, čia tikrai ne reklama, pirkta viskas už savus pinigus ir testuojam, norėdami tikrai išragauti ir pasižiūrėti kitus padažus, negu kiti mūsų kolegos YouTube'ai naudoja. Tai turim dar laisvos vietas, bet jau matau, kad reikės šaukštelio.
Čia uogienė braškių labiau panašu. Konsistencija. Konsistencija kaip braškių uogienė. Nu. Rodom ir į kamerą. Ir bus saldu dar. Nesumaišy indėlių? Tu žinok, Tomai, tikrai kaip braškių uogienė. Nesumaišy, čia gal žmonas suvakavo ir Ne, braškių uogienė. čia berods, kad Norfai pirkta, tai nu ką, Bandau. dar nenusižudėm, tai žudomės. Bet čia daugiau užkabinau. Šitas aštresnis. Čia jau kokie 3 iš 10. Labai jaučiasi kriaušė. Tas saldumas tai prie vištienos labai tinka, netgi sakyčiau, gal labiau tinka negu mangų četnis. Tomas žiūri, mirko kabiną, tai turbūt labai patiko. O prieš važiuojant į gamtą sakė, Ieškau kriaušės. ieškai kriaušės, sakė, kad po pirmą padažą numirsi. Man iš visų būgų šitas geriausias. Šis aštresnis. Tai tavo aštrumo skaliai kiek vertintum? Manau, 3 tikrai. Nedega viskas gerai. Dabar Jo, tik ne, tai ne. gal ateina kažkiek, suvalgys. Ne. Liežuvio nekutena? Bet. Geras. Man tikrai geras. Sunku rasti. Jeigu Jauti saldumą, bet kriaušės. man reikėtų suvertinti, tai aš sustatyčiau šitaip ir šitaip. Pagal skanumą ir pagal gerumą. Tomai, kaip tau? Braškių uogienė, vadinkim taip. Mangų četnis ir tas barbekių padažas. Nu tai aš tik tai barbekių padažą į priekį iškelčiau. Dėl silpnumo? Kad silpnesnis? Man jisai labiau Skaniausias? patiko. Tai Jo. rikiuojam taip, tai tada Toma bus va šitaip? Taip. Mangus? Taip. Mangus atmeti? Nors iš tikrųjų tai visiems mangas patinka, tas ir saldumėlis, ir Aš tada rūgštumėlis. ne visi reiškia. Nu ką? Palauk. Ne. Action. Nu ką, išbandėm būgo padažus, dabar išbandysim tuos garsiuosius širiračio padažus. Aš jau matau širiračio majonezą paėmęs, kad jisai su raudonais kažkokiais taškeliais, pipiriukais turbūt bus. Pirmiausia, gal suplakėm. Anuos pamiršam suplakt, bet ir tai buvo geras skonis. Tai aštraus majonezo padažas, aitriųjų Tai paprikų 20%. Taip, majonkė. Majonkė. Kvapas geras. Kvapas geras. Tomas jau nerimauja, nekantrauja. Tai šitą gal tiek daug nepilsim. O, Tai kaip o gražu. kodėl majonezas gali būti labai mega aštrus, negu parag- padažas grynas? Paragaujam, sužinosim. Tai dar kartą. Ai, tai čia Širačio majonezas. jau ta vieta, kur lašas pražudo. Aš nežinau, 20%, tai nemanau, kad mus pražudės. Davai, Ragaujam. lašą. Aš truputėlį daugiau pakabinu. Šitos padažus beje pirkau Maksimoj. Visų išgirti. Įdomus majonezas. Šitas tikrai aštresnis. Jo, šitas tikrai aštresnis, bet 4 nesiekė. 4 nesiekė? Kaip, 3 su pliusu čia, man labiau. Bet stipresnis, aitresnis negu būgo padažai. Nu tai ten, kur buvo trejetukas pas mus. Tai sakau, čia man 3,5. Liežuvį kutena. Kutena liežuvį, ne gomurį. Jo. Kaip praeiti padažai, bet šitas jau kutena liežuvį. Liežuvio galą. Jo. Ir sakau, man 4 netempė. 3,5. Gal ateina truputį iš gomurio. Bet labai labai toli.
Liežuvis labiau jaučiasi. Tai mes čia po šitų padažų jau galėsim tada kilt naujan levelin ir ką nors rimtesnį išbandyti. Nu, tai reikia viską mažai žingsniais pradėti. Aš gal truputėlį kolos. Nu, paragaukim. Pepsi. Bet Irano tikrai nereikia. Mm-mm. Tikrai nereikia. Kaip ten kiti sakė, būtinai nusipirkit kokį nors pieno produktą, nes bus aštru. Nu, tai pirmą kartą ragaujam, tai reikia turėti pasiruošti ir Tikrai blogiausiam scenarijui. Tikrai ne. Gerai, važiuojam prie kito. Tai širiračio originalus padažas. Aštrus aitriųjų paprikų padažas, sudėdamoji dalis raudonos aitriosios paprikos jau tomai 61%. Čia viena aštrios paprikos. Tai susiplakam ir palastysim ir paragausim. Koks geras kvapas. Toks jo, Ragaujam. malonus toks. Malonus. Pažiūrėsim, kaip bus malonu po paragavimo. 60 kažkiek procentų. Tai dar kartą širiračio originalus padažas. Tu pirmas, aš pirmas, bičiulė. Tai tu pirmas. Gerai, bičiulė. Aš tik pasirašiau pasižiūrėti, kaip tu surauksi antakius. Nu, taip. Nesistengiu labai riebiai. Ir nesigali. Skanus. Kiek procentų aštrumo? Negaliu pasakyti. Pakaukštis pradėjo atvinksėt. Ai, tai jau gerai. Dega liežuvio galiukas. Tik liežuvio galiukas. Taip. Bet skanus. Toks su daug česnakų, sakyčiau. Bet tik dega liežuvio galiukas. Prakaitėlis po truputį pradeda mušti. O, Labai skanus padažas. Tau bičiuli servetėlės nereikia? Turiu. Bet galima, aš manau, iškentėti. Dabar jau ir gomurys jaučiasi. Jaučiasi šiek tiek, bet labai malonus skonis. Česnakas labai daug jaučiasi, labai skanytis česnakas, bet aštrumas 5 jau. Man irgi 5 aštrumas. Jau per šoką ketvirtą net. Skanesnis netgi už būgo padažus man. Bet šitas tai ir liežuvį, ir gomurį jau. Bet palaipsniui bent jau man. Bet kabina. Man tai jau nueina. Nueina, man krenta. Kabina. Bet Irano dar ne. Jis ir liežuvį, ir gerklę. Kabina viską. Nu, aš dar pakartosiu. Man tas skonis labai toks. Česnako, toks daug laukinė česnako. Toks kebabinės, česnakinio, be majonezo skonis ir aštrumas. Ir man liežuvį dar degina. Ir Man tai ant veido tokiais kaip padatytėm, kas badytų taip. Nenaina liežuvę. Ir rankos taip. Nedreba, bet taip, kas su adatėlėm badytų. Mano liežuvį bada adatėlių daug labai. Reikia kolos atsigerti. Bet Irano dar ne. Ne, Irano nereikia. Bet liežuvę gal jis dar kaitina. Gerai, nieko nelaukus. Čiumpam trečias širiračio aštrus padažas. Nors žinok, Tomai, šitas silpnesnis. Aš neteisingai sudėliojau. Šitas Labai yra gerai. tikrai tik tai 56% aštrumo, bet kažkodėl rašo, kad jisai yra aštrus. Nu tai pasižiūrėsim. Gerai, suplakam. Šitas, sakyčiau, rūgštesnis ir mažiau česnako. O jeigu rūgštesnis, tai kiek tekia girdėti, kad bus smagesnis.
Tai va, ir dėl to porą lašų tik tai įdėta. Yra čia hot sauce. Bet tai man dar neatleido po praeitą. Man Nieko dar nelaukiam, važiuojam. Šilts liežuvis. Važiuojam. Airanas padės. Nu, šį kartą. Makaluojam nedaug. Bičiulė. Nu, susidaužėm. Kabina. Kabina šitas iškart kabina. Bet liežuvį. Kabina, liežuvį kol kas. Dar aš truputėlį. Bet šitas toks kartesnis. Aitresnis, kartesnis. Jo. Tada jau nebe malonumo yra. Čia jau kokie man 7. 6-7. 6. Bet jis degina liežuvį ir toks kartumas, poskanis yra gerčiai. Yra. Toks, bet nėra taip, kad mėgaučiasi Ne. padažu. Palyginus su originaliu, tai ten mums tikrai aštrus. Šits jo. Majonezas, kaip kiti pasakytų, tai turbūt buvo apie nieką. Šitas buvo žiauriai geras. Šitas toks. Gerai. Kalam kolas. Įkvepiam gaivaus oro ir, manau, apibendrinkim. Tai aš sudėliosiu taip, kas man labiausiai patiko, tai gal va šitaip. Tai tikrai rekomenduoju originalų, majoneziuką. Šitaip, o šito tikrai nekartočiau. Tomai, kaip tau? Identiškai. Visiškai teisingai. O juk sakei, kad nemėgsti nieko aštriai. Pasirodo, kad Nu, tai, radom bendrą favoritą. Bendrą draugą. Ar tikrai atsiras pas tave šaldytuve? Be abejo. O majonezas? Ne. Majonezas ne? Tai pas tave, manau, atsiras šitie du. Jo. Šitie du. Tikrai šitie. Reikės nusifotkim. O šitą, kai bus tavo gimtadienis, aš padaunos. Gerai. Nepamiršk tik tai. Kad aš jį galėčiau padėti šaldytuvę, kol jisai prastovės porą metų, baigsis galiojimus ir išmėsiu. Galėsim tai padaryti. Ačiū. Tai kaip ir baigiam šitą mūsų pirmą iš gamtos video. Ai, beje, prisiminiau, už kadro šiek tiek su Tomu pašnekėjom. Pavadinsim šitą video aštrus bičiuliai. Nes aštriai įkandam, kai nepatinka kažkas. Ir Aštrus padažus pradėjom sezoną. Pasirodo, pradėjom sezoną aštrių padažų ir pasirodo, jie mums tinka ir patinka. Su vištiena, gamtoje, kaip sako, visada skaniau. Tai kaip visada, ačiū, kad žiūrėjot. Spauskit like, subscribe, parašykit komentarą, kaip mūsų pirmas su Tomu bičiulių video. Ir lauksim jūsų... Aštrių bičiulių. Aštrių bičiulių, taip, Tomai. Ir lauksim jūsų sekančiose video. Iki.